labai širdingai, iš visos širdies sveikinu ir ten, prie Dievulio arčiau sėdinčius, ir ant žemės sėdinčius, su gražia, prasminga mūsų profesinė švente. Būkite laimingi, būdami kartu su teatru. Tegul jis jums padeda gyventi, kaip padeda man. Su šventėmis. Prieš porą metų minėjau 100 metų nuo pirmo lietuviško spektaklio Telšiuose. Tad noriu pasakyti žemaitišką. Einu gatvę ir rodos sutinku visus tus, kuriai su darbu dovanoji dar į širdį. Juk kitaip negal būti, juk pats Romualdas juk nevyčia vaidinti mokė Žadeikį, Paską ir daug panašių. Pašlovina Telšius Pleškytės, Kazragytės išeisis jaunystė laimės rasti. 7 kalbų taip daug matyti, kad jauną pamainą mes pradedam suprasti. Dėkui jums didelę, o labiausiai jums. Kiek lieka 50 metų. Įsitarnavau tokį didelį apdovanojimą. Atsiprašau, aš nežinau, dar grįšiu. Ačiū už apdovanojimą. Aš irgi priimu kaip savo tą dovaną, kad visam Rokiškio liaudies teatrui, pirmajam liaudies teatrui, dar kolektyvo, mūsų šito apdovanojimo. Ir aš norėčiau kreiptis į mano amžiaus čia sėdinčius žmonės, kad aukščiau galvą. Kadangi mokslininkai sako, kad žmogaus vidurkis gyvenimo maždaug 140 metų. Tai taip, kad mūsų 70 ar 80 metų ir pats pajėgų, pats kūrybiškumų. Ir todėl linkiu nenuleisti galvos ir toliau dar vaidinti. Jaudulys didžiulis. Tai yra toks pats, kaip aš išėjau pirmą kartą ir kada ėjau tuos 50 metų, bet dabar šiandien ypatingas. Tas apdovanojimas, tiesiog mintį, tai yra tas pats, tai yra mano pagerbimas, bet tai yra teatro. Ir su šituo pagerbimu mes sakome, mes esame tame teatre, mes gyvename. Dėkoju likimui, kad man padovanojo šitą gyvenimą. Dėkoju šviesios atminties teatro įkūrėjui Nikolajui Andrejevui, kuris mokė scenoje kultūros, žodžio, elgesio, kuris mokė verkti tada, kada širdie džiugu ir džiaugtis, kada širdis elgesio.